buvom tiesiog pranašesni po krepšiu ir antroji pusė tai įrodėm. Pirmoji sunkiau sekėsi kovoti, kažkaip trūko žaidėjo motyvacijos galbūt. Kodėl taip sunkiai sekėsi, vadinkim, čia gal pagrindinis toks dalykas motyvacijos sunkia buvo? Taip, kaip, jo, motyvacija ir šiaip Kadis labiau norėjo laimėti. Tai, ir didelė pažanga labai tos komandos jaučiasi nuo pirmų rungtynių, tai čia gal mes taip ir paslydom, kad tikėjomės lengvos pergalės, bet buvo sunkesnė. Kadis apskritai labai gerai atrodo antrajame etape, iškovojo 2 pergalės iš eilės ir neblogai sukovojo visai šitas rungtynės. Taip. Pritariu iš tikro jūsų nuomonė, labai didelė pažanga jaučiasi ir manau, kad jie tik tai eis tobulės toliau ir šaunuoliai. Ultimakos komanda, kokį tikslą jūsų šiame etape ir sakykite, kaip jūs sekasi įgyvendinti? Tai pralaimėjimas Skaisčiūnam buvo toksai nukrypimas nuo mūsų tikslų, sakykime, nes norim užsigarantuoti pirmą vietą B divizione, o paskui finaliniam ketvirtį taipogi aukščiausi tikslai gali būti. 3 kėlinius laikėmės ir po to pritrūko jėgos, vis tiek su vyrais skautis, tai reikia daug ištvermės, o kadangi lygiaverčių keitimų neturim, tai tie patys net stovėjo iki galo. Šiaip visumoje esu patenkintas. Sakykit, Kadžio apskritai komanda yra tokiam savotiškam pakilime. Galima sakyti, antrąjį etapą labai galingai pradėjo Kadžis šiuose rungtynėse atrodė, jog irgi kovos iki dėl pergalės, ne? Tai sakykite, kaip vertinate, dėl ko toks skirtumas tarp pirmo etapo ir antrojo etapo? Vis tiek ta rungtynių gausa jinai savo duoda ir vaikinukai pripranta prie to vyriško žaidimo, prie to stumdymosi, prie to kieto agresyvaus žaidimo ir to pasiekoja sezono pabaigoje su, sakykime, lygiaverčiais savo priešininkais kaunamės kaip lygų su lygiais. Tai vėlgi čia bent vienas aukštesnis žmogus pas mus ir kaip pats minėjai, su Timaka būtume galėję tikrai spardytis iki galo. Apskritai, kokios žaidėjos galėtume išskirti šiose rungtynėse į priešį? Ką sunkiausias svarbiausia krepšinėje pataikyti, ne? Tai 5 numeris, neatsimenu pavardės, su tritaškiais tikrai patraukėt 4 kėlinio pradžioj ir Gelčius, aišku, tai vis tiek patirtis daro savo, vyriška jėga prieš vaikus ir patirtis aukštesniam lygiai žaidžiant, elementarūs tie dalykai, tokie keli žaidėjai ir ištempia visą komandą. Pergalė yra pergalė ir tai tikrai tokio gero impulso duoda. Sakykite, pirmąjį kartą įveikite Liūdnavo komandą, ar kaip ruošitės prieš šias rungtynes? Kaip ir prieš kiekvienas kitas, vis tiek svarbiausia yra pergalė ir laimėti. Apskritai, žvelgiant apie šias rungtynes, kas lėmė rungtynių nugalėtų, kaip manai? Tai kiek mačiau, jūsų didėje nebuvo pagrindinių aukštųjų žmonių, galbūt tie keli gal atkovoti kamuoliai puolime ir lėmė tą pergalę. Sakykit, Liūdnavo komanda, kaip ir buvo viskas aišku, atrodo ketvirtajame kėlinyje, tačiau tada jie surengė įspūdingą spurtą, ir prisivijo. Sakyk, ką tada manėte, sėdėdami ant suolo, ar ką šnekėjote? Nieko kažkaip labai nebuvo to, kad labai kažką akcentuotume, bet svarbiausia išlaikyti šaltą galvą ir laikyti tą tempą ir tiesiog žaisti kaip iki tol žaidėm, iki tol sporto. Sakykite, jau turbūt nekyla abejonių, jog PXMX komanda patenka į finalinį ketvirtą. Sakykite, gal jau truputį ruošitės būtent jau tam etapui? Nesakyčiau taip, nes tik dalykų varžybos prieš Titaną ir prieš juos taip pat reikės žaisti ir taip pat reikės laimėti kaip ir šitas komandas. Sveikinimai su pergalė ir sakyk, kokios tau buvo šios varžybos? Varžybos kaip varžybos, sužaidžiau gerai. O kaip vertinai savo komandos pasirodymą? Komanda šiandien tikrai žaidė banguotai, bet buvo gražių epizodų, buvo ir klaidelių padarytų, kur lygioj vietoje ir žaidimas gana banguojantis buvo. O kaip manai, kas lemia tas klaidas būtent? Gal skubėjimas, sprendimų blogas priėmimas, gal tiesiog tai ir lemia. Ar tai jau komanda jau užsitikrino vietą finalinėme ketvirte, kažkiek duoda tokio atsipalaidavimo? Mūsų tikslas buvo užimti pirmą vietą ir po antro etapo taip pat stengtis išlikti pirmoji vietoje. Tai planą įvykdėm, o visą kitą matysim kaip išeis. Kaip manai, tokioje situacijoje grupėje dabar ta pirma vieta tokia sąlyginai, jinai kaip ir parankesnė, ar ne? Kovoje, tas varžovas sąlyginai galėtų būti
lengvesnis, bet kaip manai, žiūrint tas 4 stipriausias komandas A diviziono tavo nuomonė? Nu, aš galvoju, kad tos pirmos 4 komandos jos vis tiek yra stiprios ir negalim sakyti, kad mums ten kažkas yra parankiau. Nu taip, gal šiek tiek ta 4 vieta kažką ir suteikia, kad komanda yra silpnesnė, bet tai nereiškia, kad 1-4 gali aplošti, gali būti